Navigare necesse est. Laukti būtina. Iš senų, labai senų laikų atėjo tie žodžiai. Kas pasakė juos? Gal tai buvo tas užsispyrėlis kapitonas, plaukęs ir plaukęs prieš vėją aplink gerosios vilties iškišulį. O gal senieji ispanų jūrininkai, žvelgdami į Atlantą, į saulę, kuri nueidavo ir dingdavo už vandenyno. Kokia jėga traukė juos? Jei tik žmogaus koja į kelią pastoja vandenys, plaukti būtina. Laivas jau pastatytas? Ne, ką tu, darbo visiems užteks. Tiek, suspėsi. Taip, Alfonsai, spėsi. Šiandien tu įsijungia į Baltijos laivų statytojų šeimą. Jų dėka pirmasis Klaipėdoje pastatytas 3500 tonų talpos traleris šaldytuvas gauna kelialapį į jūrą. Lik šiol ant laivo užrašyta tik RT 225. Bet kuo jis vardu? Rapolas Čarnas. Tai vardas lietuvių revoliucionieriaus, kuris kovojo ir žuvo dėl geresnės ateities. Gerą davė vardą. Mane paskyrė į šaltkalvių surinkėjų brigadą. Priežodį sako, gera pradžia pusė darbo. Turbūt jis atsirado tada, kai dar nebuvo statomi okeaniniai laivai. Nemaniau, kad laivą nuleidus dar tiek triuso. Mūsų brigadoje jaunimas. Beveik visi po 18-19 metų, bet mums jau suteiktas komunistinio darbo brigados vardas. Mano draugas Jurgis. Mudu abu iš Kauno Politechnikos instituto. Atliekam praktiką. Tokia tvarka, nori būti inžinieriumi, išmok pirmą valdyti šaltkalvio įrankius. Mūsų brigadininkas Vladimiras Šumilovas. Jam tik 25, bet jis jau gamyklos veteranas. Jo sąskaitoje 50 laivų. Michailas. Kai tralerį nuleidžiant aš užkalbinau jį, nemaniau, kad mums teks dirbti vienoje brigadoje.
Neseniai sužinojau, kad Michailas lanko imtynininkų treniruotes. Miša imtynininkas. Kamgi jam šito prireikė? Pasirodo, jis svajoja įstoti į Leningrado arktinę mokyklą, o ten priima ne bet kokios sveikatos. Michailas arktinių ekspedicijų elektromechanikas. Dirbs ten, kur amžini ledai ir šaltis. Toliau atrodo ir nebėra kur plaukti. Per dieną triukšmas įgrįsta. Kai oras geras, ateinam prie marių. Čia, kur mes sėdim, dar neseniai buvo vanduo. Dabar gėlė vandenį prieplauka dideliems laivams. Tokiems, kokius mes statome. Tu atsimeni, Alfonsai, laivų kapinės. Ten ilsisi laivai, kuriuos statė kadaise, su kuriais kažkada plaukiojo žvejai. Šio ramaus užutekio nebepasiekia jūros alsavimas, tik atsitiktinė banga. O buvo laikas, jie matė audras, svetimus uostus. Dabar atitarnauta, kas čia pateko, jau niekada nebeišeis pro uosto vartus. Laivai kaip žmonės, arčiau senatvė, daugiau išminties. Iš jų yra kas pasimokyt. Jie uosto metraštis, žvejų flotilijos istorija. Prasidėjo į tada, kai visa Klaipėda priminė dabartines laivų kapines. Atrodė, nebeįmanoma bus išvalyti geležies laužų užversto uosto. Vienintelė įmonė, kurioje šiaip tai būdavo remontuojami laivai, liepsnojo, bet gyvenimas nesustojo. Pirmieji žvejybiniai botai. Jais plaukdavo žuklauti vos keliasdešimt jūrmilių nuo kranto. Paskui gamykla ėmė statyti vidutiniuosius tralerius. Jie jau pasiekdavo Šiaurės jūrą ir Atlantą. Taip kūrėsi Lietuvos žvejų flotilija. Dabar ir jie atgyveno savo amžių. Gamykla vėl laiko egzaminą pastatyti didįjį tralerį, jos gyvenimo ar mirties klausimas. Štai kokiu laiku atėjai gamyklą, Alfonsai. Būtina plaukti dar toliau. Tai diktuoja gyvenimas, ekonomika. Ir ne vien tai. Yra žmoguje kažkokia jėga, kuri verčia jį eiti nuolatos pirmin.
Tai įvyko prieš pat išplaukiant Rapolui Čarnui į pirmąją kelionę. Šiltą rugpjūčio naktį. Dieną triumai buvo pripildyti degalų, bet pasirodo vienas vamzdis teka. Nuo motoro teko nuimti apdangalą. Viską, ką reikia suvirinti, perkeliam į denį, bet paties vamzdžio neišneši. Ten apačioje Šumilovas, Michailas, Grigorijus. Jiems teks žaisti su ugnim tiesiog ant parako statinės. Grigorijus atpuola, vienu mažiau. Vis vien iki ryto reikės suspėti. Galėtume jau dabar pradėti dengti motorą plokštėmis, jei tik vamzdis suvirintas. Šumilovas pats virins. Blogiausia, kad kokios užkritusios kibirkšties gali nepastebėti, o mums patikėjo laivą ir dar tokį laivą. Šiandien mes jau atidirbome vieną pamainą, bet avarijai likviduoti išrinko mus Šumilovo brigadą. Šumilova. Kitas tai pavadintų žygdarbių. Nežinau. Viena tik tai. Dėl tokios nakties verta nemiegoti. Čarnas išplauks laiku, dar šiandien. Dabar jau visa padaryta. Pirmasis reisas į Džordžiją Seklumą prie Amerikos krantų. Mūsų Čarnas. 3 mėnesius jis atstos komandai gimtąjį krantą, namus. Čia viena laivo dalis, o kitoje žuvies perdirbimo fabrikas. Apdorota žuvis bus sudedama į dėžutes, kaip tikrose fabrikuose sausumoje. Keletas reisų ir apsimokės statybos išlaidos. Внимание! Вызывается механик в машинное отделение. Повторяю, механик вызывается в машинное отделение.
Yra gera sena tradicija, išplaukiančiam laivui saliutuoja laivai. Bet iš tikrųjų saliutuojama tiems, kurie jį pastatė, saliutuojama Baltijos laivų statyklai. Štai jūsų rapolas Čarnas. Kiekvienas laivas gyvenimo epizodas. Vienas epizodas baigtas. Kągi, laivai tam ir statomi, kad išplauktų, bet po Čarnu bus dar daug kitų laivų, didesnių ir tobulesnių. Laimingo plaukiojimo mūsų pirmagimį, nešk pasauliui linkėjimus iš Baltijos jūros, taikos jūros. Būk liudytojas, kad mes plaukiam kaskart tolyn. Plaukiam, nes plaukti būtina.